Labas rytas, Raitytas. Jau šiandien kitas rytas. Išgyvenam naktį. Briedis truputėlį bandė išeiti. Tikriausiai briedis, nežinau. Pasivaikščioti jam užsireikė po vakar dienos. Einam į muziejų, kuriame pamatysite tikrą povandeninį laivą. Iš pradžių galvom važiuosim su kokiu taksu, bet pažiūrėjau, čia nebaisiai taip toli. Nepilni 2 kilometrai, tai eisim pėstute. Sukam čia į šoną. Vaizdeliai tikrai, Taline eini, visur, gražus tie senamiesčio vaizdai, pasižiūrėk. Tiesa, tageriai čia irgi dirba kaip Vilniuje, gal net ir labiau. Jau visur sienos apipaišytas. Šiek tiek aišku gadina vaizdą. Kavos gali atsigerti. Aparatas Lily. Kaip jums mano menas? Kokią pastačiau pilį. Bet gal dar viršaus uždėti galim. Žiūrėk, dar kažką uždėsim gal. Subiro. Palauk. Tuoj mes uždėsim dar mažiuką kažkokį. O! Va, toks naujų namų rajonas, bet ir senamiesčio akcentų yra. Čia žmonės ir pasimaudo, yra persirengimo kabinos. Geltonai žydi pievos. Sonata eina ir apie nieką negalvoja. Kažkokia apsaugos būdelė. Sakyčiau senovinė, bet čia taip kažkaip sutvarkyta pačia. O! Kas čia guli? Kažkoks Leninas. Aha. Leniniuga. Ir čia va stovėjo paminklas ant tos vietos. Tai kaip čia būna. Čia tokia yra kalėjimas carinė tvirtovė. Patarėjai Vangla vadinasi. Tai va buvo pastatytas 1840 metais. Caro Nikolajaus I įsakymu. Buvo gynybinė jūros tvirtovė. 18 metais Estija paskelbė nepriklausomybę, ši tvirtovė buvo paversta centriniu kalėjimu. Ir tas atliko savo funkciją pastatas beveik 100 metų. Taip. O. Priekyje matau senovinį garlaivį ir kažkokį karinį laivą. Čia ir turėtų būti tas mūsų muziejaus turbūt eksponatai, į kurį mes einam. Galima tik pasidžiaugti, kad kalėjimas su gražiu vaizdu. Vaizdas į jūrą. Brangus kambariai. O koks senovinis garlaivis. Pasirodo, šitas garlaivis yra ledlaužis. Liko ledlaužio funkcija. Gal paskui galima bus į vidų eiti. Pasižiūrėsim.
Nu va, kaip atrodo estiškas povandeninis laivas. Kas sakė, kad Estija neturi povandeninių laivų. Turi, šiek tiek neplaukiantis dabar. Bet jeigu kažkada pasistatė, gal ir dar kartą gali pasistatyti. €20 kainavo įėjimas į šį muziejų. Nu, tai vienas geresnių muziejų Baltijos šalyse. Visokie senoviniai luotai, bet aš matau, kokie auras, tas tikrai neplauktų. Ką tas dėdė? Ką čia padaryti reikia? Tere. Kažką kalba, žiūrėk. Na, gal mes čia neklausysim, ką jis kalba, labiau, kad nesuprantam. Va tokie jūriniai šimtariai plūdurai. Tai dar dabar jaučiu plaukėje. Sakai, žiūrėk. Bet kokie plūdurai, tie žiūrėk dideli būna, jūriniai, kaip plaukia vandenį. Sonata visada mėgsta visur išbandyti viską. Į save gali man atrodo patraukti visą, nestraukti. Pedaliai yra, būtinai pedalius reikia valdyti. Čia va taip, į kairę į dešinę stumi koją, čia vairuoja. Va. Čia rodo tavo žemės lygį, kaip tai pasvirus. O, pažiūrim taip. Štai kokioj vietoj Sonatas įlindo. Net neaišku, kas čia per prietaisus. Nei lėktuvas, nei laivas. Čia greičiau lėktuvas. Lėktuvas čia, žinai? O gal laivas? Ne, lėktuvas turėtų. Nenufilmavau. Kaip aukštai iškelti. Va čia gali paspaudyti. Va, matai, keičiasi vaizdas. Kaip atrodo laivas karinis. Kaip čia kaip užtaisyti galima. Ir tu apskritai, va čia esi patrankos vietoje. Čia skydas toksai. Va, palauk ten biškį. Va, čia yra patranka, o ten Sonatas vietoj patrankos. Kokie įdomus rūbai buvo. Ir su kardu dar jūrininkai va. Koks apsiaustas.
Smagus. Tas tai susiglamžęs, na, palyginti reikėtų. Trauk lygintuvą kelioninę. O, žiūrėk, čia dar senoviškesni daiktai. Buvo kokias kepurės, pažiūrėk. Čia tai, suprantu, originalios patrankos ir viena yra nulaužta. Tai net ne viena nulaužta, nudaužtos kažkokios. Taip ir primontuotas kaip hiperboloidas kažkoks. Kaip lazeriai atrodo dabar su tais galais. Jo, vamzdžiai nudaužti kažkaip tai. Nukentėjo per karą. Jau čia norėtum pašaudyti, ne? Iš tokių. Vau, kokie žiūrėk bombelės. Nu, rimtai. Aišku, kečiausia ta povandeninis laivas atrodo. Šitam visam muziejui. Čia aišku nukabintas skambinimas, nes greit visi priskambintų, aš tai irgi. Ai, galima ir ją pačią nusileisti. Na, lep. Kiš koją priekį. Ne šonu, ko tu užpakalį kiši. Va, šitai. Žmonės bėga, ne? O čia ventilationas, bet čia gal dabar įrengtas kažkoks. Taip, šaudymo renginys. Jo, čia toks. Bet kokie trumpi, žiūrėk, gultai. Jie mažiukai, kai į tuos povandeninius laivus mažiukus imdavo žmonės. Ne kažką čia taip miegoti patogu, bet ką darysi. O čia jau kapitonas gal miega. Kapitono kajutė. Prašom ant lovų nesidėti ir negulėti. Čia dar kažkoks sąsiuvinys su knygom. Čia garsą gali paleisti. Tokį. O, telefonas. Ai, nu mes kažkaip labai panašiai. Pala, žiūrėk. Kažkokia tai radio sistema. Mes labai panašiai Niujorke. Palauk, dar čia galim užeiti. O, nu čia asmeninė kapitono turbūt žiūrėk. O kodėl britiškas vanduo? Britų laivas gal? Tai gestų, bet gal Britai statė. Gal tai. Žiūrėk, tualetas. Ne tualetas, galijūnas. Kas? Bet ant vamzdžio iš karto pastatytas. Ir ant siurblio kažkaip. Galijūnas vadinasi. Čia Laive, ne tualetai. Čia yra periskopas, kurio gali žiūrėti viršų dedusi. O, kraniukų, sakai. Balastų išleidimo. Čia tas neatsidaro? Ne. Bet atvirai pasakys, man šitas laivas įdomiau pasižiūrėti negu Niujorke, kai buvom ten toks šiuolaikiškesnis, šitai toks archaiškas šiek tiek. O, podai
Virtuvė. Tai tokie irgi, aš atsimenu, sakiau, kad ten irgi puodai buvo. Bet atsimeni, tam nearkietiškam, tai taip, nu, šiuolaikiškai, atrodo, vos ne kaip dabar. Tai aš jaučiuosi, kad... Jo, o čia, nu, čia tokie variniai puodai, senoviniai tokie. Tepalai smirda, čia variklių skyrius. O, variklis. Čia jau mechanikai vaikšto tik tai. Auč. Blemba, atsitrenkiau į kažkokį kraną. Šitą dėjau kraną. Su galva. Ne, nestipriai. Bet prieš kamerą reikia sakyti stipriai. Nu ką, eisim dar į apačią ten? Ai, ne. Oi, ne, gal jau ten ir uždengta. Čia nebepavaikščiočiau už tai. Jau grįšim atgal. O kas ten dar užam kambarėlį? Tualetas. Galiūnas. Irgi galijūnas. Galiūnas. O, dar vienas galijūnas. Bet aš abejoju, ar čia tokie originaliai buvo, tokie minkštasaliai. Atsargiai čia. Mhm. Lopai ant lopo kaip Lietuvos asfaltas. Ir akvariumai yra, kaip jūrų muziejus. Ir senata kaip jūreivis dryžuota. A, kaip kalinys, kaip jūreivis. Dar 2009 metais čia buvo apgriuvę tokie pastatai, o dabar matot koks muziejus. Va toks jisai buvo kažkada, o dabar toks. Nu va, minų rinkinukas, kokių tik norite. Vyrauja apvalios. Atira iš stačiakampių. Savo plaukėje tik babankšt ir sproksta. O, yra tokių naviguojančių kažkokių tai su vairais. Nu, Soni, tau teks čia pavažiuoti. Ir dar įsižengus. Nu, sėsk, vairuok. Čia, manau, tu galėsi pavarėti. Tai kažką, man atrodo, gal čia reikia. O, žiūrėk, tu jau vairuoji. A. Kaip aš čia dabar į krantą. Tau reikia kažkur tai pagal, matai, žalia raudoną, suk daugiau. Va, ne per daug, kad gal atsukinėk. Žiūrėk, ten kažkokie tai mirčiai, gal čia tave taiko. Bombos lekia. Ai, čia mane dar ir nori. Nu, žiūrėk, kažką daryk. Štai. Žiūrėk, lyja tau. O čia greičiau negalim padaryti? Tada. Dar biškį žemyn nuleidžiam. Ant greičio. Kas čia dabar? Kažkaip čia stovi. Tada. Forward, forward. O šičia į priekį. Ten atbulinis buvo, kur jungęs tau. Čia kaip mašinai. Geras, čia aš kažkur trenksiu. Kaip girta, man atrodo, tu čia turi jautiesi. Čia tau šonė vaizdai dar kaip tu lėkė. Trenkis į kokį laivą, įdomiau bus. Davai, trenkis kur nors. Nusisuk į krantą. Dėk į krantą. Vai namelį šitą, va. Varyk, ištiesink vairą. Va, duok čianai dabar. Na, o, atsitrenkiai. Žiūrėk, per mišką tu varai. O, geras. Normaliai. Liuks, atsitrenkiai, apsivertė. Liuk, gerai.
O, batiskafas. Pa. Įsivaizduoju, čia taip sukasi gražiai. Žiūrim, kas iš priekio. Gali lysti. Čia filmus rodo. Multikus gali pasižiūrėti. Tau čia neįdomu? Tau čia neįdomu Yellow Submarine multikų pasižiūrėti. Su vaikučiu ten priekį atsisėstum. Tas kaip Japonijai. Supermarketas atvažiuoja, paspaudė mygtuką, atvažiuoja. Čia turbūt atsidaro. Nu, turėtų atsidaryti. Na, kam čia šitas reikalingas šitą muziejų, nelabai žinau, bet... Gal čia galima apsirengti ir nusifotografuoti su šitais marškinėliais. Norėtum tą Napoleono kepurę užsidėti? Čia įdomu būtų Sonatai paskraidyti šitam senoviniam lėktuvė. Tai gal ir tą būtų įdomu? Ne, aš jau išaugau iš amžiaus. O tau dar kaip tik. Ne, gal ar nežaisim? Nežaisim gal čia mes. Ar norėtum labai žaisti? Bet vaikai čia prieki sėdi, stovi eilė, tai... O, žiūrėk, valtis panašiai kaip šito Valujavičiaus. Kaip per Atlantą plaukia. Čia irgi kažkoks matyt plaukia ir eksponuoja valtį. Martas Kiuskas. Gal 18 metais kažkas. Jo, panaši tokia valtelė. Jo, kur iš čia plaukia, žiūrėk, nuo Gran Canarijos iki Barbadoso. Nu, šiek tiek kitoks maršrutas negu Valujavičiaus. Valujavičius dar iki Gran Canarijos plaukia. Kaip ir turėtų vaikai žaisti šitą žaidimą, bet va, suaugę žaidžia. Čia šaudai laivus vienas kitą. Žiūrėk, barkšt. O gal taškai kažkur skaičiuoja? Kiek atsitrenkia į kažką? Ar čia yra geltonas, oranžinis, Ne. Reikia išmokti panardinti valtį. O, šiek ištiesinu. Balastas. Čia irgi kažkokį lygį kompresuoja iki kažko. Čia įdomu tas kranas ekspozicija. O, čia įlipti galima, žiūrėk, vidų. Tai vaikštome po senovinį garlaivį, kuris tuo pačiu buvo ir ledlaužis. O čia tik tai su įėjimo bilietais gali parodyti. Jeigu reikės, gal nereiks. Kas čia gero yra? Darbas skriestuvas matuoti atstumams. Kaip mokyklai mokė, mes skriestuvus naudojam. Čia lipam viršų dabar. Lip. Einam
iš tos pusės. Vairininko būdelė. O kam jam ten grotos papačio, kad nubėgtų, jeigu iš baimės kažkas atsitinka. Dar nueisim į tą laivą. O, ten keltas plaukia. Žiūrėk, kaip įdomi čia gare tokia irgi kaip būdikė. Gali čia šašlus kepti, o čia atsisėdęs kaip jauko. Plaukdamas biškį pasikilnoja. Bet kokia trumpa lova, nu kur tas kapitonas čia galėtų įlysti? Buvo. Gal grįšim iš tos pusės paskui. Čia kaip viešbutis laivas. O, valgykla, žiūrėk. Netgi čia gal kokios konferencijos dabar vyksta. Estijos žemėlapis. Kažkokie reikalai. Tai čia per kambarį sonat. Aš tau sakiau, čia yra mechanikos dirbtuvė, žiūrėk, yra tekinimo staklis, grįžimo staklis, visokie raktai, įrankiai, presas, kažkoks variklis, šėlio generatorius. Žiūrim toliau. O čia tai variklių skyrius, žiūrėti negalima, kas čia? Gal kokia kapitono? Second mate, čia yra antro kapitono. Ir čia žiūrėk angliškai visur kranai, du kraniukai. Kabinas kapitonas senior asistent. O, angliškai. Valanda bėga? Ne, nebėga. Domino loždavo, žiūrėk. Nu, lovytė man trumpa būtų. Dabar kompiuterinių žaidimų žaidžiam iš jų. Vonikė. Pūlas. Žiūrėk, dangtis tai kaip pas mus viešbutė. Medinė. Radija. Radijuška. Nu, pleka, kaip tilptų tokia lovytė? Čia metras pem netelpa. Čia kapitono šita visa reikalai. O čia va galbūt tokie jau, žiūrėk, čia šventiniai koncertai vyksta. Pianinas. Čia baras, čia sudėta negronį gali pasidaryti. Salonas. O, žiūrėk, čia spausdina visokius raštus raštininkas. Čia jo kabina. Kraniukas. O, toliau. Inžinieriaus kabina, tas šaškiam žaidė, bet be lentos. Inžinieriai buvo pagerbti, turėjo savo kabiną. Trečias inžinierius. Kiek šitų inžinierių buvo? Ketvirtas inžinierius. Palauk dar, va čia galima užėjti. O, tokį tepaliukų kvepia čia. Eik, dar į apačią galima užėjti. Aš einu į apačią. Va čia. Ką? Aš atgal grįšiu čia paskui, tik tai dabar noriu nulipti. Nu, galinėtų. Eik, čia koksai visas fabrikas.
Lauk, dar čia galima. Arba tokiais laipteliais čia nepatogu vaikščioti. Ne, čia pati variklio širdis. O, čia dar galima toliau biškinai. Čia sonim dar yra kur eiti. Reikėjo nusileisti tavo. O čia gali reguliuoti greičius. Ten dar po laivu gali eiti. Toliau. Ką, palauksi? Nu gerai, aš biškį paeisiu čia. A, gerai. O taip. Tai išleisim garus. Taip, šarmavadas. Reversas. Gerai, eik ten tiesiai. Čia valymai? Kažką užkūriau. Dariau, einam iš čia. Čia specialiai garsai paleisti, kad būtų Šmaras. originalu. Eik tenai, žmonės eina. Kur žmonės? Ne, mes einame. Bet taip sutapo, kad šrankeną pajudino ir pradėjo ūžti. Reversą jungiu. Eik, degimo krosnis kažkoks. Čia boileriai visur čia. Anglių varydavo, čia šitie katilai garą, ant kurių ir varydavo laivas. Tai irgi galva. O, kraniukų kranelius. Kam čia įdomu? Tiek daug kraniukų. Čia kaip kokia elektrinė. O, čia jau labai panašiai, kaip mes buvom, tik tai kitam gale. Čia gal į viršų bus išlipimas, ar nėra? Pliamba, reikia grįžti atgal. Davai, grįžti. Nu, grįžtam atgal. Nu, va čia jau Paprastos. paprastiem žmonėm. Jo. Luzeriukam. Čia tos spintelės kam? Batams susidėti spintelės. Čia užsukta. O, ai, va pradžia čia buvo jaučiu. Kažkur galima buvo praeiti, bet nesileisiu jau čia. O žiūrėk, operacinė. Operacijas darydavo. Lazaretas čia. Bet uždarytas. Lazaretas būtų įdomu pažiūrėti. Nu, kas kakų. Va, stupyklos. Nenori? Pademonstruoti prieš kamerą. Tiesiai, eik ten ir išeisi, kur atėjo. Tai dar kabinos kažkokia, žiūrėk. O kom čia skirta? A, čia rūbam susidėti. Dar truputį tiesiai paeikim. Trupučiuką ir grįšim atgal. Čia ryšys. Jo, išeisim čia. Gal dar čia kažkas bus? Štai mes dabar karinėme laive. Trankėlį. Čia galima į viršų užlipti. O. Kur parašyta? Ai, tiksliai. Jau
Čia bus uždaryta. O gal? Ne, uždaryta. Dar visai atrodo dirbanti padėtis, vėl ir plaukia. Dviratis, karo atveju. Čia yra žemyn nusileisti, Sonia, gali nusileisti. Va, yra papačia. Dviratis darytas kažkokias. Gal ir galim praleisti. Pažiūrė, o gal ir... Ne, galima, atrodo. Jo, įėjimas prieš. O, laikyk. Kiek daug gesintuvų. Žinosim, kur išėjti. Atgal. Taigi visur parodytas rodiklės, jinai bijo pasiklysti. Va, lazaretas yra, žiūrėk. Operacinis stalas. Čia paskui užeisim. Šitą kur negalima užeiti. Kažkokia. Ai, va čia dar yra. O, žiūrėk, akvariumai. Kajut kompanija. Prašau. Stalas, pabaliavoti. Telikas kariniam laive. Kaip turi būti. Šturmano rūbai. Gerai, einam atgal. Nu, kas ten gero? Kiek čia tų laiptų gali būti? Man jau nusibodo lipti į dar laiptelį. A, čia kur aš per langelį žiūrėjau. Čia visai tvarkingai. Dar žiūrėk, netgi mirkčia kažkas. Čia per tą vamzdį kalbėti galima. Nu ką, įdomu. Eina lauk. Čia toks rajoniukas yra saunų. Galiu išsibukinti. Man atrodo, kad ir nakvoti čia yra kur. Maisto yra. Ir baliavoja savo tokiose saunose. Va, saunyčių. Meeting room. Čia ne sauna buvo. Serbentai žydė, bus serbentų juodųjų. O, ir rošiai drakonas yra. Nu, kai eisime iš to parko į tokį kūrybinį rajonėlį, kuriame turėtumėm ir pavalgyti, nes jau pietų metas. Tokį užtikom seną rajoniuką Talino, medinį. Bet įdomiai, tai kaip pas mus mediniam žirmūnas žvėrynė, tokia, nu, daugiau vyrauja žemesnės statybos. Vieno aukšto, kartais būna dviejų, bet čia tokie rimti 2 aukštų mediniai pastatai. Visai įdomiai. Atrodo, kai iš vis kokio dydžio medinis. Dar ten palėpė viršui, 4 aukšte.
Blemba, tokį rajoną tikrai reikia išsaugoti, čia negalima, gal jiems ir negalima griauti, perrinkos rekonstruoti tikriausiai. Prižiūri paminklosauginikas, nors va čia mūrinukas yra. Dar tik tai pastebėjau Taline, bet gal ir tinka prie tokios architektūros, yra mediniai elektros stulpai. Pas mus jau kažkaip nelabai būna, bet tokios geros kokybės visai matosi, nepapuvę. Tai gal negali jie. Gal atrestauruoti. Nu, traukinio vagonas įmontuotas. Už kokios patalpos barbekinė. 160. O čia tai dizainas. Nice. Iš autobuso padaryti restoranai ir vaikų aikštelė kažkokia tai žaidimų. Galim ir prieiti pasižiūrėti arčiau. Šunų varžybos. Čia laimėtojai, taip suprantu. Čia toks Talino turgus. Nu, kažkas panašaus į halės. Kalnuko visokių yra. Kas yra? Kur? Tai ir va čia? Ne. Žiūrėkit, koks mano skanus burgeris. Bet ką žinau, tokia jautina tai tokia tamsesnė atrodo mėsa, pas man tokia šviesia. Čia vadinasi Godzilla burgeris. Dar alošiu vieną gritikalio, tai išgėriau ir noriu dabar dar vieną užsisakiau vietinį raudoną lagerį. O, kaip tavo? Labai skanu. Žiauriai skanu. Žinoma, tai žiauriai skanu, žiauriai. Vagonas. Čia visur aplinką paikščiam, tų restoranėlių yra tikrai nemažai, bet čia pilna žmonių, kitur taip, o tuščiai. Žiauriai skanu. Žiauriai skanu, sakės, tikėsimės neapsitrėt. Va, tarp dviejų vagonų yra restoranas, dabar kažkaip tuščia, čia įsivaikščia žmonės, bet labai malonu, labai skanu, labai patiko. Vat įdomu tokia situacija, gamybiniai tokie pastatai, kurie aišku paversti į visokius pramogų centrus ir maisto pramogų centrus ir op, tarpe ir matot, vat yra pilis, kaip gražiai atrodo. Daug čia tokių erdvių, vidinių kiemelių, malonių, pasidėt, išgert kavos, pavalgyt kažko. Pažaisti yra kažko ir... Fain, taip. Tai yra traukinių stotis. Nu, va tokie pas juos traukiniai. Gražus kaip ir Lietuvoje.
Jo, aš čia vakar ėjau per tą raudoną kilimėlį, aš užsimenu. Visur tokie įėjimai į miestelį. Soni, bet mums reikėjo ten eiti per tą plyšį. Per tą plyšį mums reikėjo. Kur mes eisim? Va ten, va, kur aš rodžiu. Va šičia. Pasigerėkim dar Lietuvos ambasada, koks gražus namelis. Su raižiniais, kažkaip gipso klijuotais dalykėliais. Prašau. Kažkaip Lietuvoje, Vilniuje tokių gigantiškų pastatų nelabai matyti. Čia yra tokių. Tai rodo, kad Revelis kažkada tai buvo didesnis miestas, kaip ir Ryga už Vilnių. Čia 1905 metams paminklėlis. Jonai, niekas tave šiandien nepažįsta. Paklausiau, pažįsti Joną? Ne. To su barzda tokio nėra, kur tu kažkada sakei, kad perduot linkėjimus būčiau perdavęs, bet kažkokia mergina tik yra ir kūdas aukštas, kuris sakė, tavęs nepažįsta. Svariukas, bet už tave išgersim irgi. Parodysiu, kaip ten atrodo Rusijos ambasada. Pažiūrėkite, kaip reikia kovoti už Ukrainą. Nu ką, buvom savaitgalinę kelionę po Taliną, kuriame labai senai bebuvom. Paskutinę dieną dar pabaliavojom šiek tiek, slaptam bare buvom, kaip matėt. Dabar dar užėjom į Kartvelų restoraną, o Mišelino kažkokia tai Priori. Nemažai Mišelino tikrųjų restoranų, daugiau negu pas mus tikrai. Tai va, Kartvelų užėjom, skinkalių suvalgėm, skaniai labai, tikrai skanus maistas buvo. Tiesa, bandžiau pasisveikinti Kartvelų kalba, nieks nesuprato, tai supratau, kad nieks nežino nieko. Nu, ir šiaip, daugiau rusiškai ten, tokiuose restoranuose būna. Taigi, kelionė baigėsi, rytoj lėktuvas, namučio, vėl prasidės darbeliai. Bet ne man.